Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, įdomienos iš terariumo, kaip visą laiką. Ir kasgi tam terariumui įdomaus tokio atsitiko. Ogi atsitiko toks įdomus dalykas terariume, kad jau Australijai, žodžiu, bus nebegalima niekur jokios teisybės platinti. Kaip čia sakykime, internete nebebus įmanoma niekur platinti jokios teisybės, nes jau jie ten priminėja kažkokius tai įstatymus, žodžiu. Tai toje Australijai, kur bus galutinai užčiaupti visi žmonės, kurie tą teisybę šneka, ir bus ir visi tie socialiniai tinklai ar interneto tiekėjai irgi bus atsakingi už tai, jeigu kas nors irgi kur nors kažkokią tai teisybę papasakos žmonėm. Ir aišku, bus baudžiami ir tie, kurie ir žiūri tą teisybę, ir klauso, kurie tą teisybę. Nu, žodžiu, tai matyt viena iš pirmųjų šalių bus, aš nekalbu jau ten apie Kiniją, sakykime, ten jau senai jos to žmonės dresiruoja, bet Australija, bet iš tų normalių šalių, sakykime, bus pirmoji, kur bus jau pritaikyta Švabros ta programa dėl melagienų, kad būtų melagienos būtų tik tais melagienos būtų visuose informavimo priemonėse ir socialiniuose tinkluose lygiai taip pat. Nes viskas, žodžiu, jie taip skaito, kad viskas, kas yra ne iš jų melagienos priemonių ir ne jų pateikta informacija, tai viskas yra pavojinga, žodžiu, kelia jiem rūpestį ir taip toliau. Ir todėl, va, tie, žodžiu, tokie pradėjo susidorojimą jau būtent su teisybė. O ir jie taip sako, kad reikia būtinai klausytis tik tais melagienas, nes melagienos padeda geriau, kaip sakant, pasiekti tų nevidono tikslų. Tai žodžiu, Australija bus turbūt pirmoji, kurioje bus bandoma būtent įgyvendinti realiam gyvenime tas Švabros, kaip čia sakykime dabar, net ne prognozės, o rekomendacijas, net ne rekomendacijas, nes jis nerekomenduoja, jis tiesiog duoda nurodymus visų tų administracinių teritorijų valdžioms visokioms, nevidono tarnams, sakykime, jis turbūt yra kaip koks nors ten koordinatorius ar jų bosas, žodžiu, ir aukštesnio rango, matyti, jau jis yra tas nevidonas. Ir jis visiems duoda, žodžiu, nurodymus, kad pradėtų žmonės, ne žmonės, sakau, žmonės, aišku, kad ne žmonės, kad, žodžiu, sistema pradėtų stipriai kovoti su teisybė internete. Žodžiu, toliau. Floridoje DeSantisas, ten yra toks gubernatorius, jis uždraudė dirbti namiesą, kurią ten biliukas gamina ir jo ten finansuojamas visokios kompanijos. Neva tai ten iš augalų kažkokių, tai ar 3D printeriais visaip ten jie kaip spausdina, dar kažkaip. Iš tikrųjų, tai aišku, galbūt ten truputėlis tų augalų yra, bet vis tiek pagrindė tai yra plasmasė visokia, lavoniena kažkokia tai ten ir taip toliau. Dabar turbūt gal tos temos geriau aš net nevystysiu čia, bet esmė, kad jau uždraudė. Ir dėl kogi tokie atsiranda vis draudimai, sakykime. Dėl to, kad jie nori tikrai Ameriką padalinti į tas dvi dalis, kaip sakant, dvi stovyklas, kurie vieni bus už dirbtinę mėsą, kiti prieš, vieni už chemtrailus, kiti prieš chemtrailus, vieni už skiepus, kiti prieš skiepus. Ir žodžiu, visais tais klausimais, visai kaip ten stengsis jau, kaip sakant, atidalinti, vieni už Trumpą, kiti prieš Trumpą, žodžiu. Ir paskui, aišku, bandys kažkaip tai panaudoti tą žmonių susipriešinimą. Ne veltui, aišku, nevidonas visur naudoja tą savo principą skaldyk ir valdyk. Tai tokiu būdu, bet tai čia, aišku, jokių būdų nereiškia, kad tas DeSantisas ten yra kažkoks tai gerėtis, labai rūpinasi žmonėm. Čia nebūkit suklaidingi, terariume tokių ten nėra, žinokit. Terariume visi yra nevidono tarnai, tik tais jie atlieka tam tikrą jiem priskirtą vaidmenį. Kadangi yra tikrai didelė masė žmonių, kurie yra prieš tokius dalykus, tai juos irgi reikia, kad kažkas, kaip čia sakykime, vestų kažkur tai. Kažkur tai vestų ten, kur nereikia iš tikrųjų jiem eiti. O kad tie žmonės eitų, tai jie ir padaro tokius, priima kažkokius įstatymus ar dar kažką tai, kur, aišku, žmonėms patinka tokie dalykai ir jie tada įgauna pasitikėjimą tie, sakykime, gubernatoriai ar kas ten jie tokie bebūtų. Ir tada, aišku, kažkokiu tai momentu žmonės labai nukenties dėl to. Gerai, toliau. Mastercardas, čia irgi jau labai senai tam terariume įvyko, bet tiesiog kažkaip tai išlindo vėl man tą įdomieną, tai prisiminiau, tai dabar ir papasakosiu. Yra įdėgę, žodžiu, tą sistemą, kur skaičiuoja tą nevidono tų tarnų išgalvotą, šūdmokslininkų, žodžiu, išgalvotą CO2 pėdsaką, anglies pėdsaką tą vadinamą už kiekvieną pirkinį. Ir kol kas, aišku, ten savanoriškai, žodžiu, viskas daroma, ten įsidėgia į savo telefoną apsą kažkokią, tai ir kada perka, matyti, yra kažkaip tai surišta su tą kortelę ir už tą kiekvieną pirkinį skaičiuoja, žodžiu. Ir aišku, čia tik yra kol kas, kaip sakykime, tas
pirmas tik tais projektas, ar kaip čia pavadinkim jį, ir paskui, aišku, jis bus pratiražuotas ir visom likusiom kortelėm, visiems bankam ir nebebus joks tai čia savanoriškas dalykas, o bus privalomas dalykas. Žinoma, prieš jau tiražuojant, tai jie paims iš ten keletos dundukų interviu, parodys per melagienos priemonės, kokie žmonės laimingi, kaip jie ten skaičiuoja savo CO2 ir kaip jie dabar jau prisideda prie klimato, prie to išgalvoto Nevidono tarnų klimato kaitos mažinimo, ten jau planeta jau biškai mažiau verda, žodžiu, ir, tokius dalykus pripasakos tiem dundukam. Ir, aišku, tada tie dundukai visi jau, sakykim, palaikys, arba, ne visi, gal didžioji dalis, sakykim, palaikys tą, kad jau iš tikrųjų reikia tą planetą gelbėti, nes ir jie savo tais geoinžinieriniais ginklais tai ir toliau darys visokius ten potvinius, sausras, degins su lazeriais, sakykim, tuos miestus ir miškus, žodžiu. Ir viską, aišku, čia sakys, kad čia viskas atsitinka dėl to, kad neva tai kyla ta temperatūra, keičiasi tas, žodžiu, jau kaista tas klimatas ir jau būtinai reikia dabar tą anglį jau visur kaip skaičiuoti. Žinoma, ir po to tada padarys privalomą, visi būt privalės skaičiuoti tą savo anglį. Ir, aišku, paskui tik tais jau belieka fantazijos reikalas, kiek ten tos anglies numatyti, už kokią ten prekę ir taip toliau, ir kaip ten tos žmonės, kaip sakant, apribuoti, jau remiantis būtent anglies pėdsakų. Aišku, jie ne tik anglies pėdsakų remiantis ribos, dar ir ten socialiniais visokiais reitingais, kreditais ten ir panašiai. Toliau, kas čia toliau? O Klausas Švabra, terariume ten yra Klausas Švabra, pas mus tai planetoj Žemė yra Klausas Švabas, labai protingas žmogus jisai, jau apie ten jau, žodžiu, rūpinasi planetos progresu ir ten tą 4 jau revoliuciją ekonomikos ar kokią ten jau, žodžiu, jis jau skelbia ten ir vysto. O terariume tai ne, tai jisai yra tiesiog vienas iš Nevidono tarnų ir, žodžiu, rūpinasi, kad kuo greičiau tie žmonės kanopas, kaip sakant, užverstų. Žmonės kanopų neturi, bet jie visi klapčiukai, kaip sakant, jau sukanopėja, tai kad jie kuo greičiau užverstų tas kanopas ir aišku, kad kuo būtų daugiau pakenkta ir normaliems žmonėms. Tai kągi paskelbė tas Klausas Švabra. Klausas Švabra paskelbė, žodžiu, kad Kinijos yra ten Kinijos irgi administracinė teritorija, kad Kinijos komunistų partija griežtų priemonių per COVID pandemiją dėka dabar tapo pirmoji pasaulio supervalstybė. Tai pavyzdžiui, jeigu kas taikė, griežtas priemonės, tai tas iš karto turėjo žymiai stipresnį ekonomiką, ten ekonomikos augimą ir taip toliau. Ir, žodžiu, vien dėl to COVID ir patapo jinai dabar pasaulio galingiausia supervalstybė. Ir, žodžiu, likęs visas pasaulis jau, pasak to Švabros, tai turėtų sekti Kinijos pavyzdžių, žodžiu, ir aišku, kuo daugiau, kuo griežtesnių priemonių visokių taikyti, kada bus jau kažkokia tai kita pandemija. Tiksliau ne pandemija, o plandemija. Tai plandemija nuo pandemijos skiriasi tuo, kad pas mus planetoj Žemėje tai iš tikrųjų ten atsiranda kažkokie virusai, jie pasklinda po visą planetą ir pasidaro pandemija, čia visi turbūt mes žinom, o terariume ne, ten nėra jokių virusų iš tikrųjų, niekas ten nepasklinda, tiesiog pasklinda tik tai per melagienos priemonės ir aišku, tada pradedami žmonės visai kaip ten nuodyti ir marinti, sakykim, tuose ligoninėse, nesvarbu, kuom jie ten serga, vis tiek užrašo tokią, kokią reikia tą diagnozę, kokia jau yra pagal paskelbtą plandemiją, nes jau yra jinai suplanuota ta plandemija ir jinai taip ten vadinasi, kad tai yra plandemija. Tai kas čia toliau? O ta Kinija, sakykim, tai tam terariume, dėl ko jinai dabar patapo to supervalstybė, tikrai ne dėl to, kad taikėtas kažkokias tai priemonės COVID ar taip toliau, o dėl to, kad yra tų kiniečių labai daug, tai čia yra viena, bet ir tai net nebūtų jinai jokia ten galinga ar supervalstybė ar panašiai. O kita, kad Nevidono tarnai, sakykime, iš viso terariumo, iš visų tų administracinių teritorijų, visas gamybos priemonės ir pačias gamyklas ir taip toliau, tiesiog perkelia į Kiniją ir dabar, aišku, Kinijoje ten yra labai daug darbo, sakykime, žmonės turi, labai daug gamyklų ten ir taip toliau ir aišku, kad viskas gaminama ten, sakykime, tikrai didžiulis ekonominis potencialas, visas pasaulis realiai ir perka iš tos Kinijos, užtat ir ta Kinija ir patapo tokia, kaip čia pasakykime, pasaulio, terariumo pasaulio supervalstybė. Aišku, tai viskas ir, kaip ir sakiau, buvo iš anksto jau ten suplanuota, sudiriguota. Matyti, tie kiniečiai yra labiausiai dresuojami, sakykime, labiausiai dresuojama žmonių tą rasę vadinama. Kitos rasės gal mažiau dresuojamos yra, bet kiniečiai tai jie yra patys tokie paklusniausiai ir lengviausiai dresuojami, užtat tai jie ir perkelia viską į tą Kiniją, kad
paskui ir tuos kiniečius, kaip sakant, ir dresuotų, ir visiems demonstruotų, ir vat, galėtų tada tas Švabra tokias melagienas ten skelbti dundukam per visokias konferencijas ir panašiai. Nu va, kas toliaugi? O kas toliau? Jau, žodžiu, Maskvos ir Peterburgo metro galima naudotis tik tai su biometrija. Nu, nežinau, ar ten tik tai su biometrija, bet jau, kad žodžiu, su biometrija. Bet ateityje jau ten tipo skelbia, kad gal kas vat, yra iš Rusijos, gal žinot geriau. Tai, žodžiu, ateityje skelbia, kad bus tik tai su biometrija. Nu ir, aišku, čia žinoma, viskas yra daroma, tai tik tai dėl žmonių saugumo, kad jau visi būtų ten užfiksuoti ten ir panašiai. Nu, kad, sakykime, nevyktų visokie terorizmai, tralelė, žodžiu. Nu ir žmonių patogumui, kad ateini su veidu susimokė, ar ten su delnu susimokė, net kortelių jokių nereikia, niekas, kaip sakant, nepavoks, nepamesi, tralelė. O iš tikrųjų, tai čia yra tik tai vienintelio tikslu, kad paskui galima būtų žmonės labiau kontroliuoti, kai jau viskas pasidarys pagal tą biometriją, nu, tarkim, dabar pagal socialinį kokį tai ten kreditą ar panašiai, ar pagal tos CO2 suskaičiuotus dalykus, jau žmogus, pavyzdžiui, nu, nebeturi teisės važiuoti, tarkim, su metro ar panašiai, jam jau sako, kad tu išnaudoji, dabar eik pėsčias arba ten su dviračiu, tai gali minti. Nu ir jeigu dabar pasižiūrim, tai gali kaimynas tą tiesiog paimti ir nupirkti tą bilietą, arba ten brolis, ar tėvas, ar sūnus, sakykime, nu čia kaip pas ką kokia situacija. Ir tada tu važiuoji ten su tuo žetonėliu ar su bilietėliu, bet kada jau tu turi į patį metro jau praeiti su biometrija, tai jau aišku už tave niekas niekur nieko nenupirks. Nu ir aišku ateityje, jeigu jau kas nors ir bandys ten kažkam tai kažką nupirkti, tai bus didžiausia čia nusikaltimas, žodžiu, ir už tai iš karto sodinsi kalėjimą. Tai va, tai biometrija yra ir tam dar reikalinga, o aišku paskui jau, kada ateis jau visiškai tas galutinis utilizacijos etapas, tai kada jau žmonės jau ten pradės utilizuoti tam terariume robotai, tai biometrija aišku reikalinga būtent, kad robotai būtų galima įkrauti, kaip sakant, tą biometrinius duomenius ir kad jis jau galėtų atpažinti tą savo taikinį. Tai čia apie tai jau turbūt buvo daug pasakojęs, tai nežinau dabar šiaip tik tais. O Telegram irgi ta platforma, kur irgi vat, ir aš platinu savo tas pasakėčias ir kitokią visokią informaciją dedu. Tai žodžiu, ruošiasi įdiegti irgi sistemą naudotojų identifikavimui pagal delno antspaudą. ir nu, čia žodžiu, per 5 metus jie taip ruošiasi padaryti. Nu, manau, kad visos turbūt tos platformos vis tiek kažkaip anksčiau ar vėliau pereis prie tos būtent kaip čia sakykime, biometrinės identifikacijos savo tų visų vartotojų, nes nu jiem labai svarbu, kad būtų paskui kažkaip tai kažkokia cenzūra, kad būtų galima, kaip sakykime, prasekti tuos visus, kas ten kažką netai parašė ar netai pakomentavo, ar palaikino netokį postą, ar pasižiūrėjo, ar panašiai. Nu, bet esmė yra tokia, kad sako, kad čia neva tai reikalinga dėl to, kad nu, labai daug botų yra tam Telegrame, nu ir visuose, aišku, platformose labai daug botų ir tie botai, žodžiu, rašo visokius komentarus ir taip toliau ir, nu, žodžiu, ir niekaip nebeišeina jau susitvarkyti su tais botais, kelia didžiulį rūpestį, žodžiu, tom jau socialiniam platformom, jie jau labai rūpinasi, aišku, ten tais jau savo, kaip čia, sakykime, tais naudotojais, vartotojais, ne, ar kaip čia pavadinti jos. Nu, iš tikrųjų, tai aišku, tai čia visiškas briedas, nu, neva tai tas botas jau negalės ten tų biometrinių duomenų kažkokių, tai prisiklastuoti, tai irgi užleis generaciją, kaip kokius ten PIN kodus generuoja, tai lygiai taip pat ir ten tuos veidus generuos, ir pirštų antspaudus generuos, ir ką tik tai nori generuos ten su tom programėlėm, ir lygiai taip pat tie botai bus, ir kaip ir dabar yra, taip ir ateityje matyt bus. Bet, kaip ir sakiau, aišku, jiems svarbu būtent tą susirinkti biometriją nuo visų žmonių. O botai, kad paskui ten su ta irgi tais sugeneruotais visokiais ten tais rašys, tai iš tikrųjų jiem nei šilta, nei šalta nuo to. Jiems žmonės yra svarbiausia, žmonių surinkti tos visus duomenis. Nu gerai, o kas čia toliau? O Danijoje, kas tik ten Danijoje? Ai, Danijoje didžiulis demokratijos pasiekimas yra. Žiūrėkit, koks didžiulis tas demokratijos pasiekimas, jau ten, aišku, jau didžiuojasi dabar visi Danijos dundukai, ogi koks pasiekimas dabar, žodžiu, paauglės nuo 15 metų jau galės užsiiminėti savo vaikų žudimu, tapti žudikėmis, galės, žodžiu, darytis abortus be tėvų sutikimo. Iki šiol jau, pavyzdžiui, tik nuo 18 metų ar nuo kiek ten, žodžiu, galėjo darytis tos abortus Danijos ten tos jau merginos, o dabar jau pasakė, kad jau nuo 15 metų jau gali darytis tos abortus, nereikia čia jokių tėvų sutikimo, ar apskritai net tėvai gali ir net nežinoti, ta prasme nereikia jiem pranešti. Ir čia, aišku, jau skaitosi didžiulis jau Danijos demokratijos tas pasiekimas, nes
kuo anksčiau tu patapsi tuo žudiku, tai aišku, jau ne Vidonas, tai labiau ir trins tom rankų.